Jūs sakėt, kad tos meditacijos visos kažkaip yra blogai. Panirimai į save, kad tu 15 minučių išeini iš savęs, po 15 minučių grįžti ir tu jautiesi energingas, atsigavęs, toksai užsikrovęs energiją ir tai yra blogai. O tai kodėl tai yra blogai, jeigu tu visą dieną tu jautiesi daug geriau. Tu jautiesi žvalesnis ir netgi budresnis, sąmoningesnis. Dėl kokios priežasties tu jautiesi, dėl ko? Nes tu tiesiog išeini iš savęs, nežinau, 15 minučių ir tu jautiesi kaip labai gerai išsmiegojęs. Aš suprantu, bet tai kas tai suteikia tau? Kas tai suteikia tau? Kas tai yra? Tarkim, kiti galima narkotikus vartoti, jo, ir tu naktį gali nemiegosi. Amfetaminą, pavyzdžiui, jo. Gali, kaip ten prastai jautiesi, koksą gali paniukinti, jo. Gali Red Bullį išgerti, jo, tarkim, galima naudoti irgi, tai kodėl blogai naudosi? Tu irgi gerai. Gal tu naudoji, tai kokia problema, tai kaip gerai. Čia tai visai natūralus dalykas, ar ne? Kodėl natūralus? Nes tu tiesiog panyri save ir tu nenaudoji jokių papildomų priemonių tam pasiekti. Naudoji? Naudoji techniką? Panirimą į save, taip, bet tai viskas. Tai čia kas, mažai skaitai, mažai ar kaip, dėl ko viskas? Man atsiaiškiai, man įdomu, pavyzdžiui. Ta prasme, kad tai yra gerai, nes tai yra natūralus, kaip nežinau, natūrali metodika, natūrali technika, tai naudojasi ir tu gauni kažką tai gero iš to. Tai viskas. Jo, gyvenimas nėra natūralus, paprastas gyvenimas. Nėra natūralus, Modestai, kaip galvoju. Natūralus, taip, o kaip nesuprantu. Tai žiūrėk, tu sakai, čia natūralu. Natūralu išeiti iš savęs, medituoti ir taip toliau, jo? Gerai, tada, o kodėl negali būti natūralus gyvenimas, kad nereikėtų medituoti? Niekada. Aš šitą suprantu, ta prasme, kad kai aš išeinu iš savęs ir kai pamedituoju 15 minučių, tu jautiesi užsikrovęs ir kai tu to nebedarai, tu grįžti į tą pradinę būseną. Ir tai yra toksai, pakilimas šiek tiek. Taip. Ir dėl to tu pradėjai būsenai, tu neturi šito dėl to, kad tu kažko tai neišsivalęs, nepasiekęs ir panašiai. Taip, bet būtų smagiau visą laiką būti tokiu būsenu natūraliu, jo. Tai vienintelis blogis, kad mes naudojame tai, kad instrumentai, kuris iš esmės beprasmis, tu įsikrovini turi energijos ir ką. Tai yra esmė, aš žinai, kas yra, o dėl subtiliausiai, niekas nežino, kas vyksta. Čia tik apie kūną šneki. Tai tu pats savo atsakysi, kai tu matysi, arba užduok savo klausimus. O kas vyksta su manimi, su mano gyvenimu? Iš kur aš gaunu tą energiją? Aš gaunu energiją iš savo ateities. Supranti? Šitaip. Tai pagalvok. Tai visi meditatoriai būtų tada milijardieriai, sėkmingi išradėjai. Kodėl jie tokie nėra? Ką? Kaip manai? Nežinau. Bet kad energijos gauna, tai pliusas, bent jau iš tos pusės. Tai arba sužinosi iš savo patirties, arba pasidomėk jų patirtimi. O geriausia pradėk matyti ir pamatysi, ką tai daro su tavimi. Gerai, tai tada atsargiai su šitą būsiu. Jo, tiesiog, tai tau patinka, naudok. Bet esmė tame, kad niekada visada išlik sąmoningas. Vienintelis geriausias dalykas, kas gali būti, jeigu jau tu nori, tu te atveža, išlik sąmoningas. Bet pasiūlymas ateiti į tokią būseną, kai būtų viskas natūralu. Užtektų miego 6 valandų 7 pailsėti, taip užsikrauti, kad visą likusį laiką lakstytum iššėpęs, darytum, dirbtum ir kaifuotum nuo gyvenimo. Tokia sėkmybė. Viskas kita instrumentai ir ramentai. Aš vadinu tai ramentams. Gerai? Ok, viskas. Išjung garsą gerai pas save, nes girdisi, kai rašai. Taigi, ok. Klausimai geri, tarp kitko, gyvenimiški.